Sveiki gyvi, kaip gyvenat? Norėjau su jumis pasidauginti, dabar jau mane girdit tikriausiai. Jo. Sveiki gyvi. Čia irgi parašau į komentarą. Tai vat, norėjau pakalbėti aš apie šarmingų augalų lentelę. O mes turim čia porą versijų. Vienas įkinai buvo tokia seniau. Po to atsinaujina jinai. Ir bet internete mes galim rasti labai kompromituojančios informacijos, netitinkančios tikrovės, reiškia. Mes matom čia daktaras Sebis, jo. Dabar šiek tiek su Sebiu jum įjungsiu lentelę, pasižiūrėkime lentelę iš pradžio, po to vėl mes grįšim prie daktarą Sebę. Ir kaip čia man gavos, kad čianais, kad tas daktaras Sebis čia, gavos, kad čia mes su daktaru Sebiu turim reikalų. Reiškia, aš jums papasakosiu istoriją, kaip man buvo, ir tada jūs susigaudysit, dėl ko mes naudojam būtent tokią lentelę, o ne kažkokią kitokią, nes, sakau, internete galim rasti labai daug lentelių, netgi šimtais visokiausių variantų, ir ten bus rodoma šarmingi augalai, ir ten prie šarmingų augalų gali būti priskiriami ir burokėliai visokie, ir brokoliai, ir bananai visokie hibridiniai, reiškia, labai skirtinga informacija, reiškia, internete mes Google'e galim googlinti, ieškoti apie šarmingus augalus ir gauti tiek daug atsakymų įvairių, kad tiesiog pasimest. Tai man taip ir iš tikrųjų, žinokit, ir buvo, mano istorija buvo tokia. Dabar aš gerai jungiu jums tą lentelę. Yra pridėta dar nuoroda jums į lentelę, jeigu jūs norit kas nors ją matyti, jūs galite paspausti nuorodą į lentelę ir jūs ją atsidarysit. Galite ją taip pat įsisaugoti ar pasikabinti kur nors ant šaldytuvo ir naudotis ją. Bet dabar, ką noriu jums parodyti, tai yra ta lentelė. Tai matom tą lentelę ir dabar, kaip aš priėjau prie jos ir kaip čia jinai dabar yra. Reiškia, tokios lentelės daktaras Sebis niekada nebuvo sukūręs. Šita lentelė yra mano kūryba, kur aš sudėjau iš dviejų informacijų, vieną informaciją, iš trijų informacijų. Aš sudėjau čia vieną informaciją. Sukompiliavau, kaip pasakyti angliškai, kaip sutraukiau. Reikalas yra toks. Reiškia, kai man reikėjo sutvarkyti savo kūną po visų angliškų darbų, reiškia, aš Anglijoje labai daug metų dirbau, karkasus stačiau, gyvenau intensyvų gyvenimo būdą, ten savaitgaliais su mergina visur irgi dalyvaudavom, reiškia, naktim aš į kompus hakindavau, dienom karkasus statydavau, dar ir aš studijas renginėdavom, dar su renginiais, dar muziką kurdavau, o jėtus. Aš ką noriu pasakyti, Londone labai didžiulis aktyvumas, dar žmonės su kompiuteriu mokindavau, dar visokius websaitus kartais sukurdavau. Dar, pavyzdžiui, ten labai dalyvavau ten pramogų ten versle, kaip pasakyti, pramogų srity, reiškia, ir su Hollywoodo prodiuseriais ten reikalų būdavo, ir su Matricos filmo netgi garso inžinieriais ir visokiais teko bendrauti. Ir ką aš norėjau pasakyti, mano gyvenimo labai įtemptas buvo tempas. Ir aš numiegodavau po 3-4 valandas. Ir daug dirbdavau ir kol pasakysiu tiesiai šviesiai, paprasčiausiai neatlaikė mano kūnelis. Ir kokiais 200, sakykim, gal 7 metų pabaigoje aš jau nusprendžiau nebetęsti to gyvenimo būdo, kurį gyvenau iki tol, nes pamačiau, kad jeigu jį toliau tęsiu, tai paprasčiausiai sunaikinsiu tą organizmą, tą kūną. Ir jau jisai nebegalėjo ir pats tęsti, nes karkasinių namų negalėjau statyti dėl to, kad nugarą labai skaudėja. Tiesiog padirbė 5 minutės taip skaudėti, kad neįmanoma dirbti, ir tu nežinai, ką daryti, ką tu padarysi, tu gal pagalbos gali paprašyti, kad tau kažkas padėtų kažką pakelti, tada ką nors, tai reiškia, po to bekalant ten gegnės, ten milijardais tų vinių, ten sanarys vienas parėjo, ten nuo įtempto gyvenimo būdo, žinot.
kaip sakant, mityba mano tokia buvo gana nebloga, nes aš į organinį pieną parduotuvį pamačiau labai gana senai ir iš karto susimašiau, kas čia ta organika, kas neorganika. Nu, bet aš pasakysiu, dėl ko būtent atsirado tos lentelės. Reiškia, kai sugriuvo mano tas kūnas, jau apgriuvo normaliai, jis užrūkštėjo, nugaras skaudėjo, ten organai jau irgi rūkštėjo. Aš nutariau jį sutvarkyti, reiškia, kad nes aš žinau, nu, jūs sakant, vienintelis man būdas buvo tęsti gyvenimą, tai sutvarkyti šito kūną, nes jisai nebelaikė. Tai vat, ir tada aš pasinėjau į kelionę, į šito kūno tvarkymo kelionę. Nežinau, jūs kažką komentuojat, nes aš dabar čia kol kas nematau to, bet aš gal galiu įeiti kur nors. Aš pažiūrėsiu, ką jūs rašot, gal komentarų yra kokio nors. Tai va, ir kas atsitiko, aš pradėjau tvarkyti tą kūną ir, nu kaip visi, tikriausiai papuoliau tokią pat situaciją kaip ir visi žmonės. Užsiroviau ant tų visų ciberžolių, chlorelų, spirulinų visokių burokėlių sulčių gerimų ten ir visokių ten acto visokių gerimų ten. Suprantat, kaip sakant, mum internete būna padėta informacija, kaip mums save išgydyti ir mes tada pradedam ją naudotis. Aš atsiprašau sekundę. Tuoj. Benjaminai! Labai atsiprašau, kad man reikėjo nueiti. Tiesiog reikėjo žmogui leisti. Tai aš tada gal čia pasileisiu, kad irgi matyčiau. Taip, čia sėd kažkas, aš tai visai nesėd. Taip, viskas čia gerai. Gerai, tuoj pratęsim, atsiprašau, kad šiek tiek čia laiko. Na gerai, pradedu aš čia save tvarkyti. Tvarkau. Nu ir įtraukiu iš interneto visus tos patarimus, viską. Nu ir pasinėrė mano tas kelionė į sveikatą. Ir matot, pradėjau kelionę į sveikatą 2007 metų pabaigoje, 2008 metų jau pradedu vis dar giliau, 2009 dar giliau ir va dabar yra 2019 metai. Nu tai kiek čia, nu gerai, imkim taip, jeigu 11 metų va čia buvo darba, kad sutvarkyti šitą organizmą, ane? Dabar pasakysiu, rezultatas yra labai geras, reiškia, visi organai yra regeneravę, visi audiniai yra regeneravę, energijos lygis yra neįtikėtinas, užtenka miegot porą valandų per parą, tarkim, atmintis veikia kaip, nu iš viso tobulai atmintis veikia, aš netgi dar atmintį dar gerinu, aš jau supratau, kaip ją gerinti, su kokiais augalais ir dėl ko čia ta atmintis, kaip jinai čia veikia. Ir ką pasakysiu apie atmintį, tai aš stengiuosi iki tiek ją suvesti, kad aš prisiminčiau netgi gimimo momentą. Iki tiek noriu atmintį savo susitvarkyti. Šito organizmo atmintį tvarkau ir kai jisai atminties blokų susitvarko visur, aš tada galiu atsiminti. Tai va, tai dabar vat, tai taip man buvo taip, reiškia, aš surandu, pavyzdžiui, tarkim, spiruliną, kad yra gerai. Tada aš ją pasigilinu, pamatau, kad yra spirulina dviejų rūšių, viena spirulina yra auginama, yra originali spirulina iš Klamath ežero, kitos spirulinos visos yra auginamos kažkokiuose baseinuose ir pasidarai įtartina. Tada vis dėlto aš į tą spiruliną pasineriu, aš ten išbandau tą tikrą originalą, išbandau tą jau ne originalą ir šiaip matau, kad man tas nelabai gyvenime kažką padėjo. Gerai, einam, chlorelą. Kažką aš pabandau, viską gyvenime man tas nieko nepakeitė. Nu, mano gyvenimo nepagerina. Gerai, einam toliau. Ten, tarkim, randi internete, ciberžolė jums padės, ten karotiną turi taip toliau. Nu gerai, aš paimu, pabandau tą ciberžolę, niekai man nepadeda. Kaip sakant, nu, ir aš einu ir aš tada pradėjau, suprantat, kas atsitiko, aš pradėjau žiūrėti, kad, nu, kas čia per nesąmonė, yra visokių prirašyta internete tų sveikatingumo būdų, bet jie neveiksmingi yra. Žiūriu, kažkaip tai man čia, nu, nesveikstu, aš čia kažko nesveikstu čia. Tiek žaliavalgiaudams, arba ten visus tos gerdams visokias ten morkų sultis, ten bandau akis ten pasitvarkyti, nieko tos akis nesitvarka ten, parašyta ten mėlynės valgys, akis sutvarkys, nieks nesitvarka. Kaip sakant, visokį šarminį vandenį ten reikia gerti, va tada pasakysiu, aš ten
distiliuotą vandens, aš nugalėjau savo sąmonę, kada distiliuotą vandenį gerti intensyviai pradėjau visiškai be jokių abejonių, kad man neišplaus mineralus, nes aš irgi buvau įtrauktas į tą pačią melą, kad atseit išplaus man mineralus mano. Ir dėl to aš negaliu gerti distiliuotą vandens, nes viskas man bus. Aš pradėdavau jį gerti, pradėdavo mano kūno svoris kristi, išsigąsdavau, vėl sustodavau. Praeidavo po kažkiek laiką, vėl man širdis sako, Giedriau, viskas yra gerai, čia nepergyvenk. Vėl pabandau, vėl man tas svoris krent, vėl aš jį sustabdau gerti ir intensyviai pradėjau gerti jau. Vienu momentu, kas atsitika, kad aš taip, širdis kužd man taip sako, čia kažkokia yra nesąmonė. Na, geriu, aš ir tęsim toliau, pažiūrėsim, čia tas svoris, jisai kils ar skris, gerai, aš pradėjau gerti tiesiog tą distiliuotą vandenį, nes, mano vidus taip sako, kad jis yra švarus ir kad man jį reikia gerti toliau. Nepaisant į tą, ką man ten svoris pradėt kristi. Tai gerai, aš tada pasinėriau tą gerimą, geriu tą vandenį ir žinot, man tas svoris pakrita šiek tiek ir po to jis paft ir pradėjo man grįžti. Ir ten ir buvo mano ten ta vieta, kur aš pamačiau, kad čia tik buvo toks mažas išgastis, kažkokie purva mineralai, reiškias. Purva mineralai kažkokie iš manęs išėję, tikriausiai tas svoris pamažėja o po to viskas pradėjo atsistatinėti, reiškia, viskas yra gerai. Tada, kaip sakant, žinot, kad tam, pavyzdžiui, mėgau, pavyzdžiui, migdolą pieną ten, tarkim, nes tu, kaip nutraukiau augalinius visus tuos gyvulinės kilmės tą pieną, grietinės, viską, kažkokios alternatyvos, noras. Nesipratęs esi, tai va. Tai ką noriu pasakyti, tarkim, būna patarimai internete, kad sveika yra gerti migdolų pieną, pasidarau aš tą migdolų pieną išgeriu, bet aš nejaučiu jokią sveikumą, suprantat, kam yra reikalas. Tai va. Ir man viskas taip įtartinai internete, ta informacija pasirodė, kad aš pradėjau ją tiesiog tikrinti. Ir pavyzdžiui, tam parodo, kad, tarkim, kiaulpienė, pavyzdžiui, yra efektingai taip ir taip, ir aš ją kiaulpienę išbandau ir aš jaučiu, ką mane veikia. Aha, žiūriu, šitas, ką internete patarimas veikia. Aišku. Pasirašiau, kad veikia. Po to žiūriu, gerai, toliau važiuojam ten, pabandau kokią nors ten. Reiškia, sakykime, aš pradėjau. Kas atsitika, tai situacija tokia atsitika. Reiškia, vieni interneto patarimai buvo veiksmingi, o kiti interneto patarimai buvo neveiksmingi. Ir aš pradėjau tiesiog atrošavinėti, suprantat, vieną patarimą perskaitai, tu išbandai, žiūri tave veikia ir tu pagerėja tavo situacija. Kita, pavyzdžiui, sveikata. Kitą patarimą pabandai ir nieko neveikia. Suprantat, aš esu tiksliųjų mokslo atstovas, aš esu informatikas, suprantat, man tiksliai turi viskas būti. Jeigu parašyta yra, kad tai turi veikti ir neveikia, aš tai nurašau kaip melas arba kažkas čia netikslumas yra. Ir tai prasidėjo mano kelionė atrušiavimas, aš pradėjau atrušiuoti tos augalus pats. Tas veikia, tas neveikia, tas veikia, tas neveikia, tas veikia, tas neveikia. Ir vieną gražią dieną berušiuojant. Ir aš jau matau, kad aš pradedu jau tą melą, suprantat, nuo tiesos atrušiuoti. Ir pradedu pritaikyti ant savęs vien tik tiesą, reiškia vien tik tuos veiksmingus, kurie yra tikrovė atitinkančius patarimus. Ir pradedu mano sveikatą po biškį tvarkytis. Jinai po biškį pradeda tvarkytis. Ir aš žiūriu, vis dėlto tam internete ten galim surasti žinias. Tik jos yra labai užslėptos ir jas kad atsirūšiuot, kurios tikros, kurios netikros, teks per praktiką eiti. Tai aš pradėjau tada praktikuoti, suprantat, tiesiog tu praktikuoji ir žiūri, kas veiksminga, kas ne. Ir vieną gražią dieną aš priėjau, beieškodams internete informacijos, tą daktarą Sebi. Ir žiūrėkit, ir aš žiūriu, kad jisai tą patį daro, ką ir aš. Jisai tą patį jau ne to, ką daro, jisai labai daug padarė. Ir aš žiūriu, kad pas jį atitinka informacija su mano informacija. Kur roda, kad blogai, man irgi roda, kad mano tyrimus blogai, kur roda pas jį gerai, pas jį aš žiūriu, vaikelis, žiūrėk, aš radau tai, ką aš darau, aš tą darau ir jisai tą daro, daktaras Sebi tą patį daro. Aš buvau šokiruos, galvoju, wow, pagaliau yra tiesa, aš radau tiesą. Nes, jis šneka tiesą, daktaras Sebi šneka tiesą dėl to, kad jį atitinka, dėl to, kad tai atitinka su mano tyrimu. Viskas, aš pradėjau jį gilintis, pradėjau dar giliau, pamačiau pas jį buvo parašyta, kad kol detoksikuoja, kol naudojamasi jo detoksikacijos paketais ten žarnyno ar ten kokius norit, daktaras Sebis darydavo tokius detoks paketus iš žolelių. Ten būna pridėta lentelė, kuom reikėtų, kaip maitintis reikėtų.
Bum pridėta va vaisių ir augalų lentelė, ką galim valgyti. Tai reiškia, tik palei tą lentelę, jeigu valgysi, viskas bus gerai. Ir aš tada... Ir ta lentelė čia man jau ne pirmą kartą gyvenime pasitaika, nes aš labai daug gyvenime kaip į sveikatą gilinaus ir nagrinėjau įstažolės, nagrinėjau visokius, yra visokiausi daktarai, yra visokiausi, kaip sakant, tie gurų vadinami, sveikatos daktarai kažkas tai. Ir aš kaip pamatydavau rimtą kokį nors veikėją, kuris sudomina mane, aš iš jo pirkdavau kažkokį produkciją, kažkokį tai, ar tai vaistažolių programą kokią nors. Ir aš tų programų, žinokit, per gyvenimą pro save esu praleidęs nemažai, viso krūvą. Reiškia, aš ieškuoju efektingą gydymo būdą. Nu ir va, gavos taip, kad prieš tai kaip siūsdavo man paketus, visą laiką skirdavos tą informaciją. Reiškia, man atsiunčia kažkokį tai detoksikacijos paketą, tam pakete būna informacija, kaip jį naudot ir prie jo bum pridėta, ką reikia valgyti, ką gali valgyti, ką negali valgyti. Ir vat aš pagavau tą melą tuose lentelėse. Reiškia, vieną paketą aš nusipirku, man vieną rodą valgyti, kitą paketą aš detoksikacijos nusipirku, man kitą rodą valgyti, trečias detoksikacijos paketą nusipirku, išbandau jį, man rodo, kad tenais galiu to valgyti, galiu ne to. Ir man klausimas buvo, tai palauk, tai jūs visi čia susitarėt ar nesusitarėt? Jūsų visų produktai netitink informacijos, reiškia, patarimai netitink tikrovės. Kadangi netitink tikrovės, man reikia įsiaiškinti, kuri čia ta tikrovė yra tikra. Reiškia, kuri informacija atitink tikrovę. Tai reiškia, kur yra tiesa, o kur yra melas. Nu ir ką? Ir tada dar buvo galų gale, aš kai jau atrūšiavau tos augalus pats jau. Ir tada sutikau tą daktarą Sebį ir pamačiau, kad mūsų atrūšiavimai yra panašus labai ir atitink tenais. Ta darbas toks pat. Reiškia, aš jį pradėjau kaip esminį, nagrinėti daktarą Sebį labai pradėjau gilintis į jo sistemas ir užsisakiau iš jo paketą ir ten buvo pridėtas va tas, ką valgyti. Ir aš žiūriu, kad tą, ką jis parašė, tai atitinka su mano tyrimu, reiškia, tai va čia ir buvo ta tiesa, suprantat, kad surasti internete tiesą, kas yra melas ir kas yra tiesa, teks eiti per praktiką, kada tu paimi ir tikrini tai, kas parašyta. Ar tai, kas parašyta, yra veiksminga, atitinka tikrovę, tu patestuoji, jeigu atitinka, užsirašai, kad tai yra tiesa, jeigu netitinka, tai reiškia klaustuks arba tai yra melas. Tai reiškia, gali būti kažkokios sąlygos, dar kažkokios nesusidarė, gal ten kažkas ir įvyko kažkokia klaida, bet mes galim testuoti kelis kartus. Ir per kelis kartus tikrai klaida jinai negali dabar šiaip iš kažkur iš lempos atsirasti. Tai patestuojam kelis kartus ir pamatom, kad informacija yra tikra arba netikra. Nu ir viskas. Ir aš tada pradėjau imti daktarą Sebį kaip atspirties tašką, nes šitą žinias man reikia dabar, įsivaizduokit, man dabar jums pristatyti reikia šitą informaciją. Aš, pavyzdžiui, jums pateikiu. Česnakas yra ten nuodas. Čia kažkas, man atrodo, gal lūžiniai biškių sistemą. Pažiūrėkim, ką rodo. Šiaip tai dar viskas gerai. Palaukit, to iš biškį pasižiūrėsiu. A, čia viskas tikrai tvarkuoju. Sekundė. Ai, viskas čia gerai, viskas veik. Čia aš tik per daug gal pats pergyvenu. Tuoj pratęsim toliau. Nu tai va, reiškia, dabar taip, reiškia, taip, įsivaizduokit dabar, aš jums pateikiu tokias žinias, ne? Česnakas labai pavojingas sveikatai, o žmonės visą gyvenimą buvo informuojami per visus radijas, per visas televizijas ir močiutė sakė, ir tėvai sakė, ir visi sakė, kad česnakas yra labai gerai. O aš staigiai turiu kažkaip žmonėm pasakyti, palei tyrimą, palei viską, kad česnakas pasirodo yra blogai ir rūgštinantis augalas. Vat, jis neleidžia užgyti net žaizdoms, tai rūgštinė daržovė, kurios pH yra 3,3. Česnakas mažina kraujo spaudimą, tačiau tuo pat metu degina, silpna ląstelių apsauginę membraną, o galiausiai sunaikina ląsteles. Ir va dabar, ir aš galvoju, kaip man pasakyti visiems, kad česnakas yra nuodai, kai visi įtikėję yra, kad čia yra vaistai. Aš tai mintyse taip praleidau tą informaciją ir pamačiau žmonių reakciją. Pamačiau, kad mane akmenais apmėta. Ant kryžiaus pakabint mane ir akmenais apmėta už tai, ką aš tai pasakiau. Aš žiūriu, wow, pavojinga, ką daryt. Tai aš panaudojau daktarą Sebį, kad mėtytų jį akmenais ir jį ant kryžiaus kabintų. Dėl ko aš jį panaudojau.
Jis turėjo, jam jau tai buvo, jau jį mėtė iš akmenais, jau jį persekioja, jau jį, kaip sakant, ten bandė su jom susidoroti ir, kaip sakant, ir gal tikriausiai jį ir sudoroja. Buvo, reiškia, daktaras Sebi apkaltintas, kad jis yra šmyžiai, kad jis yra melagis ir kad jisai meluoja, kad jis gydo visas ligas atseit, kad jo būdais yra gydomos visos ligos. Ir jisai buvo iškviestas į teismo salę. Jo? Nu tai va, jisai teismo salėje atėjo ir iš paskos juo atėjo dar daug žmonių ir dar 77 prisikusieji atėjo, kurie prisiekė, kad visos ligos, kurios jie buvo, visas pasveika, reiškia, vėžiai, ten diabetai, ten, nes ligos yra tai tik tais užterštumo klausimas. Tai va, tiesiog išvalai užterštumus ir lygas visas susitvarka. Tai reiškia, kas įvyko, kad buvo teismas ir kai atėjo tie 77 prisiekusieji į tą teismo salę, kad jie pasveika, naudojant tas daktaras Sebi sistemas, išsilakstė, teismas susidarė, viskas baigėsi, šita byla buvo nutraukta. Nes buvo įrodyta, kad visa tai, ką jis šneka, yra tiesa. Aš pamatęs šitą bylą, visą tą, sugalvojau ją panaudoti kaip apsaugą savo, kad nesunaikintų manęs su tais visais pomidorais, ir kad nekabintų ant kryžiaus, ir kad nesakytų, kad aš čia meluoju, ir taip toliau, aš tada panaudojau daktarą Sebi, kaip kad jis yra čia visą padarė, visą darbą, jis ir padarė didelį darbą, bet žinokit, aš tą patį darbą dariau pats, bet jeigu aš pasakysiu lietuvaičiam, kad čia aš dariau, taigi mane nušvilps, sakys, baigtų, negali būti, mes netikim. Nu, daktarui Sebiui jau patikėjo, nes čia matot jau iš seniau, čia visa yra, kaip sakant, yra grupės, yra visa istorija yra, reiškia. Nu tai va, tai man teko panaudoti daktarą Sebi kaip apsaugą, kaip informacijos apsaugą, nes jau buvo byla, jau viskas yra. Va, pavyzdžiui, pro šitą lentelę, nieks negali praeiti, nes jinai yra tikra. Tai reiškia, nieks negali juos anuliuoti ar nurašyti, ar pasakyti, kad tai neveiksminga yra. Dėl to, kad tai atitinka tikrovę. Jūs suprantate, tai atitinka tikrovę. Tai kaip tu gali nuneigti tikrovę? Reiškia, šviečia šiandien, pavyzdžiui, tarkim, saulė dieną, ir dabar kažkas ateina ir sako, kad nešviečia. Nu tai tu gali sakyti, kad nešviečia. Bet ant galų tikrovėje, tai jie šviečia. Nu. O interpretacija yra problema. Interpretacija. Tai va, tai dar ką pasakysiu. Tuose detoksikacijose programuose būdavo pridėta tik viena ta lentelės pusė, tai geroji, ką galim valgyti. Ir aš tada, o po to daugiau aš benagrinęs daktaras Sebi pamačiau, kokiais informaciją teikia apie kitus augalus, kurie yra blogi, tam apie tos alierus, apie šparaginės pupelės, apie tos hibridinius visus augalus. Ir ką aš padariau žmonės, aš paprasčiausiai visą savo žinias ir visas daktaras Sebi žinias sudėjau į tą vieną bendrą lentelę. Jo. Va. Ir sukonspektau, nu tiesiog sutraukta yra viskas. Sutraukta yra viskas į vieną lentelę ir gavos, kad kairiai pusėje rodom vat, visus tos blogus augalus, kurie kenkia. O dešiniai pusėje rodom visus tos gerus augalus, kurie buvo nehibridizuoti ir kuriuos mes vis dar galim valgyti. Ir viskas, aš padariau tokią lentelę, bendrą tokią vieną lentelę ir aš ją pradėjau naudotis ir ją visur tiekti, visur rodyti ir visiems žmonėms. Ir tada pradėjo ten vieni žmonės, jie žiūri taip šokiruoti yra, kiti žmonės juokės, kiti žmonės šaipės. Ir vat padaviau aš tą lentelę Lietuvai, tai 2015 metais. 2000 dabar yra 19 metai, ne? Jau yra 4 metai, reiškia, praėjo 4 ratai, 4 ciklai, 4 apsisukimai. Ir va dabar jau yra 4, viskas jau yra, viskas. Jau mes turim pradėti suvokti, susprast, įsisavinti, kad čia yra tikrovė, tikra tikrovė, kad čia yra veiksminga labai. Ir kad kai tu patrauki tuos hibridinius augalus, pradedi maitintis šarmingais augalais, greit sveikatą pratvarkytis, nes tu patrauki nuodus ir visokius purvus ir visokias nuodėmės iš savo gyvenimo. Ir jeigu mes dar įtraukiam mumijų, jeigu įtraukiam tyrą vandenį, distiliuotą, kas pasakysiu, distiliuotas vanduo dar neaišku, ar jis bus švarus priklausomai, kokį jūs vandenį distiliuosite, apie tai mes galėsim vėliau pakalbėti. Ir reiškia, tie prigimtiniai tikrieji augalai, jie duoda daug energijos. O tie augalai, vat, kurie yra hibridizuoti ir modifikuoti ir sugriuvę, jie atima energiją. Va. Tai vat,
Tai aš vat jums tą istoriją dabar va papasakau apie tos lentelės gimimą, kaip jinai čia atsirado, reiškia, čia yra iš dviejų padaryta, iš dviejų dalių, iš gerosios informacijos ir blogosios informacijos. Ir ta lentelė yra atnaujinama, jeigu kažkas ten keičiasi arba kažkas, va pavyzdžiui, va dabar va yra nauja versija tos lentelės, va yra va dabar tokia, ne? Ir ten buvo va pridėta, kad pluoštinė kanapė, tai yra hibrid, nu, kaip sakant, yra jau tokia kaip pažeista ir jinai buvo pridėta prie rūgštinančių augalų, o prigimtinė kanapė, tarkim, buvo pridėta prie šarminančių augalų. Toliau čia dingo laukiniai ryžiai netyčia visai, čia jie turėjo būti, bet čia koreguojant tą lentelę kažkokiu tai būdu mistiškai tie laukiniai ryžiai dinga, dėl to jiem atskiros paskaitos buvo daromas, nes žmonės klausė, kodėl nebėra laukinių ryžių. Nu, tokia ten įvyko nesusipratimas, toksai klaidelė ar dingimas kažkoks, bet jis atsiras, tuo išleisim trečią lentelę, kurioje dar bus patikslinimai ir atnaujinimai. Tai va, tai po to reikia stengtis, aišku, rinktis tuos augalus savo augintus, geriau valgyti, kuo ekologiškesnius, jeigu perkat kažkokius vaisius, reikia matuoti su sensorium, kad nebūtų ten užkrėsti kokią nors, ar pesticidais apie. Tai va, tai aš ką noriu pasakyti, jūs va dabar va, jūs matot va, tą visą lentelės gimimą, dėl ko daktaras Sebis čia yra įtrauktas, kaip apsauga ir kaip jisai, tarp kitko, ne tik kaip apsauga, iš jo daug žinių aš paėmiau apie vaistažolės. Ir dabar tas žinias vaistažolių jums perduosiu, ne tik iš jo aš paėmiau žinias iš visur ir imu tas žinias tik tas, kurios atitinka tikrovę. Reiškia, nenaudosiu jokių žinių ar jokių informacijų, kurios neveiksmingos yra, kurios nesutampa su tikrove. O su tikrove, kai informacija sutampa su tikrove, tai yra tiesa. Nu, pavyzdžiui, tu kalbi, sako tiesą, arba tu meluoji. Nu, tai tiesa kalbi, kada tu kalbi tai, kas yra ir tai, kas, nu, iš tikrus dalykus, o jau melas yra, kada fantazijos, prisigalvojami, interpretacijos ir dar kažkokios tai netitinkančios tikrovė. Tai va tiek va dabar šitam kartui. Šitą va patalpinsiu šitą filmuką jum ir YouTube'ą, kad visi galėtų matyti, gal kažkas Facebook'u neturi ar dar ką nors. Ir mes pasimatysim mūsų sekančiuose susimatymuose. Tai va, ką norėjau jums pasakyti, kad va, dabar jūs matot, va, kaip ta lentelė gimė, dėl ko tas daktaras Sebis ir kas čia yra ir kaip čia yra. Tai va, tai pridedu dar va, nuorodą į Šarmingos augalinės mitybos grupę, kas norit prisijungti. Ir lentelę pačią va, nuorodą, jūs galite ją atsispausdinti ir pradėti ją naudotis ir pabandykite, paeksperimentuoti, pavalgykite iš tos gerosios pusės kokį mėnesiuką ten, tarkim. Ir pabandykite nevalgyti visų burokėlių, morkų, ten tų brokolių, kalafiorų, tų kopūstų, raugintų tų dalykų. Jūs pasižiūrėkit, kaip jūsų gyvenime kokybė pakis į gerąją pusę, pažiūrėkit, kaip jūsų nuotaika pakils, kaip jums lengviau bus miegot, kaip jums lengviau bus atsikelti, nes jūs su krakmalu save nustosit teršti ir kietinti save. Nustosi savo trečią akį užblokuoti, nu, kaip sakant, ir va, ir taip, kaip sakant, mes galim kilti, plėstis, sąmoningėti, sveikti, džiaugtis, šokti, nu va, iki kitų susitikimų, viso ko geriausio.